nemažai patiekalų, nu, kažkaip atsisveikinam, suprantam, kad truputį dar labiau užaugom, dar esame stipresni ir keičiasi tie patiekalai, tas meniu. Ne visas iš karto, gal po truputį, gal vėl tuos pačius naujus patiekalus perdarom, kad jie dar būtų skanesni ir tobulesni ir labiau visiems patiktų. Nu ir kažkaip taip koja už kojos kiekvieną dieną su komanda visą dirbam. Komanda padidėjo virtuvėj keliais žmonėm, tai mes tikrai galime ir sudėtingesnį patiekalą paruošti, truputį ilgiau laiko skirti pasiruošimui ir einam tuo keliu. Mes nesam tokie 100% fine dining. Nereikia ruoštis kažkokiais iškilmingais rūbais, pačiais geriausiais, kokius turi spintoj. Čia žmogus vis tiek ateina, gali atsipalaiduoti, ne per brangiai sumokėti už vakarienę, gerai praleisti laiką ir kažką pasižiūrėti to, ko neras kitam restorane. Tai iš naujų, tai mūsų, aišku, tartaras pasikeitęs, nauja forma, nu, tiesiog laivelis ten toksai su rožių harisa, truputį į vidurio rytus, ten nueisime rožių harisa, urfa pipirai, feta sūrio kremas. Čiobreliaukės krepšelis su baravykų padažu, kalamansi citrinom ir vištos sodelių traškučiais. Vieno kąsnio užkandukrų su sausai brandintų šalvių, bavariškų kremų, marinuotais jalapenais ir česnako laiškais. Tai žiemą sunkiausia apskritai būna, nes iš tikrųjų net tos morkos būna jau neskanos. Nei morkos, nei burokai, nei... Nu, ten gale jau kur pavasaris toks artėja, kur visiems atrodo jau salotos čia, duokit salotų. Nu, nebūna taip. Tai va tas būna sunkiausias toks žiemos pabaiga, pavasario pradžia. Ok, ir man tik atrodo, tik dabar ateina tas visas ta banga paprastumo, tokio kelių ingredientų, patiekalų restoranai, nu, dabar atsidarinėja, kur natūralus vynas, daržovės ekologiškos, sezoniškos produktai.